Sveiki, mėlyje. Kągi, apsimuturavęs, gegužės mėnuo, pradžia mėnesio. Kas galėtų pagalvoti, kad šitaip saulytė šviečia, bet šitokia vėsuma net tik tai 2 laipsniai. Gerai, mėlyje, yra proga pakalbėti labai gera tema. Aišku, jinai kartojasi, bet atėjo konsultuotis pas mane ar mokytis. Kaip taisyklė, visi daro tas pačias klaidas arba tiesiog iš nežinojimo. Todėl reikia mokytis, reikia sužinoti, nereikia bijoti, klausti, konsultuotis. Tai nėra brangu iš tikrųjų, bet jūsų nuotraukos iš karto keičiasi. Tai pirmoji pamoka pas mane, kurioje kalbama apie fokusavimą, apie ryškumą, apie nuotraukos ryškumą, kurio taip dažnai žmonėms trūksta. Ir jie tada galvoja, kad kažkas su aparatu ne taip, kažkas su objektyvais ne taip. Žodžiu, nemoku fotografuoti, ir viskas. Rankos nusvyra, sako, gal padėsiu šį į lentyną, nes ne man, niekas nesigauna. Na, o mėlyje, tuo tarpu nepamirštam paspausti laiką, kas yra man labai svarbu. Paspaudžiam prenumeruoti, kad žiūrėtumėt prenumeravę, nes vėlgi taip dėl YouTube'o irgi labai svarbu. Aišku, paspauskit skambutį, kad nepraleisti kitų video. Tikiuosi, kad norit išmokti, norit sužinoti, norit išgirsti kažką vis naujo arba tą patį, kad jums pakartotų ir įduotų daugiau vėl drąsos, noro eit mokytis, noro eit fotografuoti. Aišku, pakomentuokit, kas jums patiko, kaip jūs darote. Tai labai įdomu, kai galima bendrauti, kalbėti, rašyti, klausti, užduoti klausimus ir taip toliau. Būtinai pakomentuokit, ne mažiau 3-4 žodelius. Tas YouTube'as, kai mato tik tai ačiū, buvo smagu, dar kažkas, tai to neužtenka. Taigi, mėlyje, jeigu visą šitą padarysit, manau, kad tikrai bus labai gerai. Na, o visiems rekomenduoju žiūrėti šį video irgi iki pat galo, nes, manau, gausit tos informacijos, kurią kažkas iš naujo sužinos, pirmą kartą išgirs, o kažkas pasikartos ir sakys, vau, tiksliai, gerai, sakai, o aš visai pamiršau. Man irgi tai būna, kai kažkur tai pamatau, kai kalba ir sakau, tai aš taigi žinojau. Ašgi tai žinojau, kodėl aš nesinaudojau, kaip aš pagalėjau pamiršti, kad darbas vyktų sklandžiau, greičiau, paprasčiau. Tu naudoji tam tikrus dalykus. Nustatymuose, žinai, kaip fotografuoti, kokį kampą pasimti, kad būtų gražiau. Viskas ateina žinios, kai jos jau galvoje, jos išlenda automatiškai. Mums jas reikia užtvirtinti pastoviai. Taigi, mėlyje, turbūt 3 priežastys pagrindinės, dėl ko ryškumo pritrūksta mūsų nuotraukų. Pirma, tai nesuvedam ten, kur reikia. Irgi, kaip taisyklė, iš gamyklos fotoaparatas būna nustatytas taip, kad atsiranda daug taškų ir ryškumą veda fotoaparatas ten, kuris nori. Antras dalykas, dėl sujudėjusių nuotraukų. Todėl, kad per ilgas išlaikymas. Galbūt kažkur tai tamsoj fotografuoji, trūko šviesos. Ir trečias dalykas, kuris irgi labai svarbus, dėl per daug atviros diafragmos. Aišku, kas turi objektyvus, kur perka kartu su fotoaparatu iš dar gamyklinius tuos, pavyzdžiui, 1855 arba 18105, ten koks yra 18200, kažkas tokio. Tai, aišku, tiem galbūt ir negresia diafragmos atidarimas, todėl, kad su jais neina tiek atidaryti diafragmos, kad nebūtų ryškumo. Bet gali būti taip, kad tie objektyvai nelabai yra priderinti prie pačio fotoaparato. Netgi jeigu jie yra originalūs. Atsiminkite tai, profesionalesni aparatai, jie turi galimybę objektyvus priderinti, kitaip sakant, justiruoti. Ir tada, kad suvedamas ryškumas, kad būtų galima suvesti ryškumą ten, kur tu nori. Pradėkim nuo pradžių.
Ir kalbėkime apie tai, kad suvesdamas ryškumas ne ten, kur reikia, ne ten, kur tu nori. Kai atsiranda daug taškų, turbūt kiekvienas, kaip pavyzdys, turit mobilius ir kai fotografuojat. Jeigu didesnė grupė žmonių fotografuojat, jūs turbūt pastebėt, kad ant kiekvieno atsiranda kvadratėliai arba rutuliukai, turmenį atpažįsta veidus, ar ne? Fotoaparatuose, ypač šiuolaikinis, taip pat yra tos funkcijos, kur atpažįsta veidus, lėktuvus, gyvūnus, dar ten kažką. Štai šitos funkcijos, jos veikia automatiškai. Tas, kas veikia automatiškai, dažnai mums labai pakenkia. Nors mums atrodo, kad tai mums padeda, ar ne? Atpažino veidą, suvedė ryškumą, bet įsivaizduokit, jeigu stovi keletas žmonių, vienas iš jų jūsų pažįstamas, kurį jūs fotografuojat, o kiti nepažįstami. Ir jis paima ir veda ryškumą neaišku į kurį. O jūsgi žinot, kurio jums reikia, kurį žmogų jūs fotografuoti, į kur jį turėtų suvest fotoaparatas. Bet aparatas tai to nežino. Ir jisai veda, galima sakyti, pirmą pasitaikiusią kliūtį. Taigi, jeigu tas žmogus nepažįstamas bus arčiau jūsų, greičiausiai suves į jį ryškumą. Suprantat, apie ką aš kalbu? Todėl pasitikėti tuo, kad aparatas nufotografuos ir bus nuotrauka ryški ir jūs busit patenkintas, taip negalima. Mums visą laiką reikia ryškumą vesti ten, kur mums reikia. Todėl mums svarbu atjungti tas visas funkcijas, atpažinimo funkcijas, kad jūs patys ryškumą suvestumėt. Bet tai nereiškia, kad patys ryškumą veda, tai reiškia sukiojat objektyvo žiedą ir rankiniu būdu suvedinėti ryškumą. Ne. Geriausia būtų nustatyti programinį režimą, ryškumo programinį režimą, jeigu Nikon aparatas tai AFS, o jei Canon aparatas One Shot, vienkartinis ryškumo nustatymas. Taigi, kai jūs nustatot vienkartinį ryškumo nustatymą, geriausia, kai fokuso taškas yra per patį centrą. Viskas. Tai reiškia, kur jūs dabar fokuso tašką nustatysit, paspaudę pusę knopkelės, jūs suvesit ryškumą ten, kur jūs nustatėt tą kvadratėlį arba taškelį. Būtent ten ir bus ryškumas. Ir tai yra labai svarbu. Tai įsidėmėkit visam laikui. Suvedat ryškumą ten, kur jūs norite, ten, kur jums reikia, ne ten, kur fotoaparatas suveda. Štai tokia priežastis. Toliau, ir tokiu atveju jūs turėsit iš tikrųjų gerą ryškumą ir dažniausiai jūs gerą turėsit. Toliau, antra priežastis, dėl ko neturim ryškumų. Kai mes fotografuojam ir aparatas galbūt pats automatiškai atpažįsta veidus ir veda ryškumą, kaip aš ir sakiau, o gal ir jūs vedat ryškumą jau žinodami, kad pirma priežastis tokia yra, bet matot, kad vis tiek kažkas su nuotraukom yra neryšku. Ir jūsų fotografavimo stilius kažkur tai, nežinau, vakarais, o gal kažkur tai patalpose, kur pritrūksta šviesos, dar kažkas, žodžiu, atkreipkite dėmesį į išlaikymą. Ar jūs patys išlaikymą nustatot, ar jums fotoaparatas nustato, pavyzdžiui, pasirinkus A režimą, tai yra prioritetą diafragmos. Tai reiškia, kad jūs diafragmą reguliuojat patys, o fotoaparatas jums išlaikymą nustato pats. Taigi, kai aparatas nustato pats išlaikymą, tai aišku, kad gali būti tokių atvejų ir jų būna gan dažnai, kai jisai išlaikymą nustato per ilgą. Tai yra mažesnį išlaikymo skaičių. Kartais net galima girdėti, kai jau būna tikrai per ilgas, tai būna dirba aparatas čik, 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 štai toks garsas. Tai aiškiai eina suprast, kad kažkas čia ne taip, kad išlaikymas yra per ilgas. Bet jeigu jau tai išgirsta, tai reiškia jau visai jau ten, net nėra ką kalbėti, garantuotai, kad bus sujudinta nuotrauka, ne tik, kad jūs aparatų neišlaikysit, sujudinsit, o jau nekalbu apie tuos žmonės, kurie galbūt nestovi vietoj, kažkaip tai juda, jie garantuotai bus sujudėję. Bet čia jau akivaizdus sujudėjimas. Bet yra kur neakivaizdus. Mili, kaip ten sako, dalelės sekundės ir mes matom, kad žmogus neryškus. Ir viską tai verčiam ant fokuso, kad nesuvedė fotoaparatas ryškumu. Ir mums nesuprantama, kad
dėl per ilgo išlaikymo. Tegulis ten kelių milisekundžių išlaikymas pailgėjo, bet jisai jum padarė nuotrauką neryški. Mažiausias sujudėjimas, kontūrai žmogaus arba kažkokio daikto sujudėja nežymiai ir jum tai atrodo kaip nesuvestas ryškumas. Todėl reikia labai atkreipti dėmesį ir nepamiršt pasididinti nuotrauką. Nepamiršt atkreipti dėmesį į išlaikymą, kokį jums fotoaparatas toje vietoje nustato ryškumą. Išlaikymą. Jeigu jūs išlaikymą patys reguliuojat, tai turi taip pat atsimint ir gerai pagalvot, kokiu išlaikymu jūs fotografuojat, prie kokį išlaikymą mums pakeisti arba galbūt šiek tiek pagreitinti išlaikymą. Ir štai taip, kai jau jūs tai pamatysit, suprasit, vėlgi jūsų nuotrauka pagerės. Atsiras aštrumas, atsiras ryškumas. Taip jūs gausit geras, nuostabės nuotraukas. Tai jau dvi priežastys, dėl ko gali nebūti to aštrumo, ryškumo su nuotraukas. Na ir trečia priežastis daugiau liečia galbūt tuos, kurie turi objektyvus, vadinamus šviesius objektyvus, kur galima diafragmą atverti iki 1,8 ar 1,4, gal net iki 2,5. Tai štai, tai yra nuostabus efektas, kai mes diafragmą galim atverti iki 1,4 ar 1,8 ar ne, ir daug kas tai įsimylėja, daug kam tai patinka, daro gražius portretus, nes fonas liejasi, žodžiu, nuostabu. Iš tiesų nuostabu, ar ne? Tokią galimybę turėti, kai diafragma atvira, reiškia, mes galim fotografuoti ir tamsesnėse aplinkose, mums užtenka šviesos, nereikia didinti ISO, tai yra jautrumo ir taip toliau. Tai, kaip sakiau, tikrai nuostabu. Bet kokia didžiausia klaida, kai mes fotografuojam su atvira diafragma. Ir tai iš tikrųjų yra gan dažnas dalykas, kai reikia pakartoti, matant mokinių namų darbus. Ir tu žiūri, kad nėra ryškumo, ten nėra ryškumo, ten nėra ryškumo. Atrodo, faina emocija, faina, graži emocija, tiesiog viskas matosi. Arba dar kitai būna, žiūri nuotraukoje, matai, kad žmogaus viena akis ryški, kita neryški. Žino, dėl ko taip yra. Dėl to, kad atvira visiškai diafragma duoda labai mažą ryškumo gylį. Mažutį ryškumo gylį. Ta ryškumo plokštumą duoda labai siaurą. Ir vos tik per milimetrą viena akis arčiau štai jūsų, o kita toliau biški nuo objektyvo. Viskas, viena ryški, kita neryški akis. Įsivaizduot, koks tarp jų skirtumas atstumo iki objektyvo, koks mažas ir ryškumo jau jūs neturit. Tai štai, diafragma atvira, labai smagu, labai gražu, tai yra įspūdingas efektas. Bet dėl atviros diafragmos mes prarandam ryškumą. Todėl, mėlyje, diafragmą reikia uždaryti taip pat tiek, kiek reikia, atsimenant į tai, kad jeigu mes per daug atversim diafragmą, mes turėsim greičiausiai daug bėdų. Gražų efektą, bet nebus ryškumo ten, kur mums reikia. Jeigu žmogų fotografuojam, mums yra svarbu, kad jo akys abidvi būtų ryškios. Ką galima pakeisti? Tai arba uždaryti šiek tiek diafragmą, arba padaryti taip, kad žmogus atsisuktų ir abidvi akys būtų vienodo atstumu iki objekto. Tada jos bus ryškios, nes akys bus vienoje plokštumoje. Bet jeigu mes fotografuojame visą laiką kaip nors žmogų pakreipę, kai viena akis arčiau objektyvo, o kita toliau, tai greičiausiai mes turėsim vieną akį ryškę, o kitą neryškę. Todėl atsiminkit tai, kad toliau nedarytumėt šitų klaidų. Ir jūsų nuotraukos tikrai bus ryškios, tikrai bus aštrios, būtent ryškumas bus ten, kur jums reikia. Tikiuosi, mėlyje, jums tai patiko. Na, o jei dar kažkas nesuprato ir nori pagilinti savo žinias, nori išmokti, nori suprasti iki galo ne tik apie fokusavimą, tai pas mane galima mokytis dviem būdais. Pirmas būdas tai yra savarankiškai, kai mes mokomės įsigyję 10 temų video formate ir mokomės patys. Būnant kur nori, kada nori ir kiek nori. Tai yra neribojama, jūs turite šitas
temas, pamokas iki pačio, kaip sakant, galo, visam laikui ir taip toliau. Taip kad 10 temų įsiminkit tai ir pasižiūrėkit, nuoroda yra po šio video, būtinai pasitikrinkit, paskaitykit ir gali būti, kad jums bus puikus variantas sužinoti daugiau, kaip atrast tam tikrus niuansus, kad nuotrauka tikrai būtų gera. Antras būdas mokytis yra individualiai, kai mes mokymės tik tai tu ir aš. Visi profesionalūs patarimai tau vienam. Visas mano sukrautos žinios yra tau vienam. Mes kalbam su tavim. Jei kažko nesupratai, tu iš karto gali klausti. Aš tau iš karto atsakysiu. Paprastai aš matau, jeigu kažko nesuprato, aš kartoju dar kartelį, tol, kol mokinys supranta. Tai yra puikus būdas, tai yra profesionalus būdas mokytis, kad išmokti gerai fotografuoti, kad suprasti, kaip tai veikia, kad tu galėtum įvaldyti savo fotoaparatą ir paskui fotografuojant negalvot, kaip man čia dabar kažką perstatyti. Tada jau reikia galvoti apie tai, kaip gražiau nufotografuoti. O įvaldytas fotoaparatas, tavo rankos dirba pačios ir nustato tai, ką reikia, galima sakyti, jau automatiškai, nes tu jau viską turi galvoje, viskas pas tave veikia, tarytum automatiškai nustatai tai, ką reikia. Tai šitas būdas yra labai profesionalus ir aukšto lygio individualūs kursai. Juos galima taip pat nuorodą po šiuo video pasižiūrėti, pasiskaityti ir nuspręsti, ar rinktis man šitą būdą ar ne. Kažkas sakys, bet aš noriu mokytis, bet neturiu fotoaparatų. Pas mane yra šita slauga taip pat. Aš padedu mokiniams įsigyti, patardamas, kokį fotoaparatą jam reikėtų šiuo metu, ką jis mėgsta fotografuoti, ką jisai žada fotografuoti, kokį žanrą mėgsta fotografuoti. Tai yra labai svarbu, kad žmogus nepermokytų, kad neišmėtytų pinigėlių, įsigijęs kažkokią brangiausią techniką, kai tai būna reklamuojama. Nes gali būti taip, kad galbūt praeis noras fotografuoti, gali būti pasikeis kažkokios gyvenimo aplinkybės ir žiūrėk, viskas bus aparatas padėtas lentyno ir dulkės. Kai mes mokomės, kai mes konsultuojamės, mes suprantam, ko mums reikėtų ir tai yra taupomi pinigėliai. Būtent tavo pinigėliai sutaupomi ir nuotraukos jos vis tiek gaunasi geros, nors ir aparatas atrodytų paprastesnis už gerą kainą. Todėl kreipkis, padėsiu įsigyti, išsirinkti fotoaparatą tau tinkamą, tokį, kokį reikia. Na ir pabaigai, mėlyjei, vėl prašau, laiką, jeigu tau tikrai patiko, būtinai prenumeruok, nepamiršk šitą kanalą, nežiūrėk neprenumeravęs, būtinai paspausk skambutį, kad nepraleis kitų video, būtinai pakomentuok, būtinai parašyk, užduok klausimų, užduok naujų temų, apie ką aš galėčiau vėl pakartoti galbūt, o gal kažką tai naujo pasakyti. Taigi taip mes galėsim mokytis kartu ir mums labai eisis gerai ir džiaugsimės, manau, visi. Tai kad, mėlyjei, iki sekančio video, iki sekančio susitikimo. Visiems iki.